Teleportacija. Teleportacija – greitas avataro perėjimas iš vieno bet kurio regiono į kitą, vadinamas teleportacija. Beje, teleportacija taip pat galima pavadinti greitą perėjimą iš vienos regiono vietos į kitą to paties regiono vietą. Ir taipogi teleportaciją galima pavadinti, kada mes peršokiame iš vieno grido į kitą gridą. Tai yra iš vieno virtualaus pasaulio regiono į kitą virtualaus pasaulio regioną. Pasimokykime teleportuotis My Virtual Community gride. Gridas My Virtual Community skirtas verslo ir laisvalaikio projektams. Gali jungtis organizacijos, įmonės, bendruomenės ir privatus asmenys vyresni nei 18 metų. Kaip patekti į norimą regioną? Kad galėtumėte greitai persikelti, teleportuotis į kitą regioną ar to paties regiono vietą, reikia žinoti koordinates tos vietovės, kur norite teleportuotis. Koordinates galima rasti per paieškos priemonės, rasti įtrauktas savo aplanke ir taip toliau. Teleportuotis galima ir per vadinamuosius teleportacijos vartus. Na, čia matote kaip tik pavyzdį paveikslėlyje. Štai dar vienas. Pavyzdžiui, regionuose galima rasti objektą, kaip žemiau parodytas, ant kurio spraktelėjus gauname nuorodas į kitus regionus. Iš tikrųjų, tokie objektai gali atrodyti bet kaip, visiškai jokio skirtumo, tiesiog ant jų spraktelėjus jūs gaunate daugybę taip vadinamų nuorodų tam, kad greitai būtų galima peršokti į kažkokias kitas vietas. Spraktelėjus objektą su nuorodomis, įprastai atsiranda pranešimas, jame spraktelėme Accept. Po to gali atsirasti papildomas pranešimas patvirtinantis, kad jūs gavote aplanką su nuorodomis į kitus regionus. Šis aplankas automatiškai įsirašo į jūsų aplanką inventorį. Kaip jį reikėtų atidaryti? Programos lango apačioje spraktelėtumėte komandą inventorį arba klavišų kombinaciją Ctrl+I. Netrukus ekrane išvysime aplanko inventorių turinį. Aplankų sąrašo apačioje pamatytume naujai parsisiųstą aplanką su nuorodomis, šiuo atveju Metz Landmarks. Spraktelėjus šį aplanką dukart jis atsidarys ir pamatysite jo turinį, tai yra nuorodas arba landmarkus. Norint teleportuotis į bet kurį iš šių regionų, reikia ant jo pavadinimo spraktelėti 2 kartus arba ant to regiono, į kurį norite teleportuotis, spraktelėkite dešinių pelės klavišų ir išrinkite komandą Teleport. Netrukus jūsų avataras bus perkeltas teleportuotas į regioną, kurį pasirinkote. Kaip vadinasi regionas ar vietovė, kuriame dabar esate, rodo programos lango viršuje esantis baltas laukelis. Norėdami sugrįžti atgal į prieš tai buvusį regioną, spraktelėkite ekrano viršuje esančią rodiklėlę, rodančią kairėn, panašiai kaip ir interneto naršyklėse. Keliauti iš vieno regiono į kitą galite naudodamiesi teleportacijos vartais. Metz Hypergrid My Educational Community HG. Na, čia toks kaip ir būtų pavyzdys. Spraktelėjus vieną kartą ant teleportacijos vartų dažnai atsiranda pranešimai, kuriuose parašyta, kur atsidursite, įėję pro pasirinktus vartus. Norėdami teleportuoti, spraktelime 2 kartus ant pasirinktų mėlynų teleportacijos vartų. Kitas variantas – į teleportacijos vartus tiesiog eiti. Einant į juos irgi įvyksta teleportacijos veiksmas. Kaip visada pabaigoje, užduotis savarankiškam darbui. Ačiū, kad žiūrėjote.